galima sakyti, ir apklausos. Tai priklauso nuo gyventojų skaičiaus seniūnaikijoje. Tai toks mažas komentaras dėl to, kad tas tvarkos aprašas be jokios abejonės yra ir jis įtvirtintas savivaldybės taryboje. Tai tiek dėl to ir be jokios abejonės, tada kai buvo kalbama apie asociaciją, tai noriu šiek tiek abejoti tuo tokiu jau iš karto į asociaciją ėjimu, galbūt per mažai seniūnaičių iš tikrųjų yra. Galvoju, kad pasinaudodama progą šiandien šitoje konferencijoje padėkosiu savo seniūnaičiams visiems už darbą, bet iš tikrųjų yra tik tai 2 seniūnaičiai. Nežinau, kaip čia buvo, ar tie seniūnaičiai nėra labai tokie aktyvūs, ar gal organizacinių kažkokių tai seniūnai turbūt irgi nelabai buvo kviečiami į šitą konferenciją. Tai va, tai tiesiog galvoju, kad dar ta asociacija gal tikrai per mažas šiandien narių skaičius. Tai tiesiog ir šiaip tai linkiu jums visiems labai sėkmės ir labai džiugu, kad jūs esate iš tikrųjų mūsų pagalbininkai. Ačiū labai, gerbiama kolegė. Turiu pasakyti, kad elektroniniu būdu gerbiamas mūsų Algimantas Mickevičius, Vilijampolės seniūnas, surinko visus Kauno miesto seniūnaičius, jų elektroninius paštus ir perdavė mums. Mes jiems įsiuntinėjame šitą programą, pakvietimą į šitą konferenciją. Taip pat prašome gerbiamo Vilkevičiaus, štai Algimantų, kad jis visus pakviestų seniūnus į šitą konferenciją. Jeigu jau neatvyko, tai problema yra tų, kurie neatvyko. Taip pat yra tokie dalykai. Ačiū Jums, ponia, už pastabą. Gerbiamas Karalavičius nori kalbėti. Labą dieną visiems konferencijos dalyviams. Alex Karalavičius, Vilijampolės bendruomenė. Taigi, pirmučiausia noriu pasveikinti konferencijos dalyvius visus. Padėkoti mūsų seniūnaitėms, gerbiamai Mickutei, Staselei, kuri, kaip matom, prezidiumi šiandien, viena iš organizatorių, taip pat poniai Jolantai Lukevičienei, kuri mus registravo. Iš tikrųjų, džiaugiamės su Algimantu Mickevičiu, mūsų seniūnu, kad iš tikrųjų iniciatyvą paėmė mūsų seniūnijų seniūnaičiai. Taigi, buvo klausimas, kokį sprendimą šiandien priimti dėl asociacijų. Tai turiu labai paprastą ir tiesų siūlymą, kadangi pagal asociacijų įstatymą, reiškia, toks veiksmas, tokia procedūra galima. Ir šiandien to galim pradėti, kaip ir buvo kalbėta iš Dainavos seniūnijos, kad šiandien jūs sukuriate iniciatyvinę grupę. Ir ši iniciatyvinė grupė toliau dirba pagal asociacijų įstatymą ir tokiu būdu ateityje sukūrėte asociaciją, parengėte įstatus ir išsirenka tarybą ir viskas labai normalu, jokių problemų nėra. Todėl vienas iš jūsų sprendimų šiandien ir galėtų toks ir būti. Taigi ačiū labai. Ačiū, gerbiamas Aleksai. Noriu pasakyti, kad pirmiausia, gal mes padarykime tarybą ir taryba galėtų tuos įstatus sukurti, mes pasidarė kada ir kaip, ar ne per anksti, ar ne per vėlai aptartume visas problemas, kurios mums yra iškilusios, o tada jau mes galėtume kurti ir asociaciją. Jeigu tą tarybą atsiųstumėt, bet savo sueigose numatę žmonės, tai tada tie darbinė grupė ir būtų į asociaciją. Ačiū. Dar prašau, kas norite kalbėti. Man mikrofono nebereikia, noriu padėkoti Staselei Mickutei už tikrai išsamią savo ataskaitą ir už vadovavimą, taip pat visiems pasisakiusiems ir už tai, kad labai šilta salėje. Ačiū, gerbiama kolegė. Gal dar yra norinčių? Prašau, aš dar tada pasakysiu. Čia dėl to klausimo, man mikrofoną, aš mokyklai dirbu. Tikrai visi gavome elektroninį kvietimus, tikrai buvo visiems atsiųsta, o kad mažai susirinko, tai darbo metas visi darbe. Ir mes, pavyzdžiui, seniūnėje ir seniūnaičiai renkamės, ar bendruomenė, tai renkamės po darbo, 17 valandą. Ir nieko keisto, nes ne visi iš darbo gali išeiti. O šiaip tai labai ačiū. Žodžiu, ačiū. Dėkuoju, gerbiama kolegė. Tomas Juraitis,
savo pirmininkus. Tai tiesiog, kadangi seniūnaičiai jau atliko taip pasitikėjimą įdavė tam žmogui, pirmininkui, tai aš manau, kad į tarybą ir turėtų eiti pirmininkai. Nereikėtų siūlyti kažką, nebent tie pirmininkai atsisakytų mandato ir perleistų kažkam kitam. Šiaip mano siūlymas būtų ir tai, kad pirmininkai būtų. Ačiū. Truputį komentaras. Vis dėlto čia tose dar kazusas yra seniūnaičių sueigai vadovauja kiekvieną kartą susirinkus, gali tas pats, bet tokio statuso kaip seniūnaičių pirmininko nėra. Kiekvienas susirinkimas renkasi savo sueigos pirmininką. Taigi, seniūnaičių sueigoje jūs galite išsirinkti savo atstovą, kuris būtų patikimas į tą tarybą ir taryba susirinkusi galėtų spręsti klausimus ir tos nuspręstus mintis pernešti į savo seniūnaitijas ir savo draugams, kolegoms papasakot, ką mes čia norime spręsti. O jeigu reikia asociacijos, tai žinoma visų bendrų sutarimų mes ją ir kursime. Ačiū, prašom. Kas dar norite? Aš norėčiau paklausti gerbiamo Dramatičiaus, Dainavos seniūnija. Kadangi yra rimta problema dėl lėšų, kurias reikia seniūnijomis įsavinti, VBT taryba ir pateiktus projektus. Norėčiau sužinoti, ar jau savivaldybė gavusi pinigus, ar nuo savivaldybės kažkaip priklauso tos pinigus gauti anksčiau, kad galima būtų tos viešosius konkursus paskelbti ir įsisavinti laiku tos pinigus pagal pateiktas programas. Pernai buvo taip, kad pinigai atėjo aišku vėlai ir vaikų žaidimo aikštelės seniūnaitijose buvo pastatytos gruodžio mėnesį. Kad šiais metais taip neatsitiktų, norėčiau sužinoti, kada maždaug planuojame tuos pinigus gauti savivaldybė ir kada pasieks tie pinigai seniūnijas. Ir antras klausimas, ar nemanote, kad jeigu seniūnijos yra finansų asignatoriai, tai nereiškia, kad dar tai yra savivalda ir kad ta seniūnija yra kaip savarankiška savo bendruomenėje. Juk gauna pinigus tik vieną kartą, per VBT tarybos projektus jie yra įsisavinami. Jeigu seniūnija turėtų savo atskirą biudžetą, manau, daugelis problemų, kurie šiandieną yra, būtų sprendžiamas daug paprasčiau ir efektyviau. Ačiū. Ačiū už klausimą, vieną ragausime. Kas dėl antro klausimo, tai iš tikrųjų seniūnija yra signavę valstybėje apartų lėšų, kur gauna iš socialinės ir darbo ministerijos per VBT programą. Jie gauna dar lėšas, kur gali patys savo nuožiūrą. Aišku, patvirtinta tarybos reiškia biudžeto pinigai, kuriuos jūs gali leisti smulkiem tokiem darbams, smulkiem trukdžiam visokiam atidaryti. Tai reiškia dvigubas ir VBT ir savo lėšas turi. O dėl antro klausimo, kodėl iš tikrųjų mes per vėlai gaunam iš pirmo klausimo iš ministerijos pinigus, tai gal Algimantas atsakys, nes jisai kuruoja tiksliausiai. Tai, suprantat, reiškia, nei savivaldybės administracija, nei seniūnai, tai yra tokia, liaudiškai sakant, muzika užsakinėja socialinės apsaugos ministerija, kas skiria pinigus ir jų yra išleistas, reiškia, aprašas, kuriame ir mes vadovaujame šito aprašo. Mūsų pirmos datos, kada mes jau pradedam startuoti, iki balandžio 30 dienos, mūsų savivaldybės taryba turi pasitvirtinti tvarkos aprašą. Mūsų tarybos sekantis posėdis yra balandžio 18 diena ir tai balandžio 18 dienai mes tą aprašą pasitvirtinsime. Dėl aprašo patvirtinimo dar reikia suderinimus turėti ir su socialinės apsaugos ministerija ir vakar derinimus darėme su savivaldybės bendruomenių asociacija. Tai tokie procedūriniai klausimai vyksta, o po aprašo, jos kaip ir tas aprašas kaip bus, tai bus kaip ir dokumentas tam šitam startui ir turėtų būti, jau mes faktiškai išėjus va šitam cirkuliarui, reiškia, per 5 dienų laikotarpį jau savivaldybė turėjo daug maž žinoti, kokios tos lėšos. Bet aš manyčiau, kad reiškia, jeigu duotas šitas kontrolinis terminas balandžio 30-oji, paskutinė kaip ir aprašo pasitvirtinimo data, tai manyčiau, kad be gegužės 1 dienos mes šitų lėšų nematysime. Vis
Visiems turbūt viskas aišku, ar dar ne? Ar dar turime klausimų? Dar prašau. Labai ačiū, nes aš čia vis keliu ranką ir vis manęs nematote, gal atrodo už labai jauna. Aš esu Audronė Zamolienė, tai yra iš Gričipio seniūnijos, Pašilės seniūnaitijose seniūnaitė. Labai dėkoju už konferencijų pristatytą 2 seniūnijų veiklą. Iš 11 Kaune esančių matome, kad nelietuvių veikia. Jeigu būtų buvę iš anksto informuota, kad bus seniūnaičių veiklos ataskaitos, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų būtume pristatė bent 2-3 minučių vaizdą, nuotraukas ar iš renginių akimirkas nuveiktus darbus. Tikrai mes irgi Gričipio seniūnijoje dirbome ir tikrai galime pasigirti ir manau, kad visos likusios seniūnijos tą patį darė. Dar norėčiau vieną komentarą. Žvelgiant į Aleksoto pristatymą, man vis dėlto susidarė vaizdas, kad tai buvo bendruomenių veiklos pristatymas. Ten nelabai matėsi seniūnaičių veikla. O čia, aš kaip suprantu, mes atstovavome seniūnaitijas. Tai norėtųsi kitą kartą, kai darysime pristatymus, kad akcentuotumėm į seniūnaičių veiklą. Ačiū. Ačiū gerbiama kolegė, iš tikrųjų labai ačiū už kritiką. Mes pirmą kartą organizuodami šitą konferenciją, iniciatyvinė grupė mūsų Vilijampolės seniūnaičių negalėjo visų jūsų pažinti ir mes ataskaitų net nedarėme, darėme konferenciją ir tiesiog atsitiktinai aš pati norėjau tą pasakyti. O dar atsitiktinai paskambinau Aleksotą, atsiliepė už tai kolegė ir iš karto jai sakau, greit man duok klausimai, man tą klausimą per pusę dienos, norėjau ir nenorėjau, bet aš ją priverčiau. Tiesiog nebuvo galimybės, kaip atrinkti konferencijai pasisakymus, o jeigu mums, kada reikės visiems išsakyti savo ataskaitas, padarysime kitą konferenciją arba kada nors susitikę visi galėsim pasisakyti, išklausyti, kritikuoti, pasidalinti patirtimi, jeigu tokie norai bus. Ačiū Jums. Dar prašau, jeigu galima būtų dar, kadangi čia kritikus buvo. Tai nereikia čia, aš kritikas nereikia to mūsų. Ne, aš noriu paaiškinti, nes iš tikrųjų tai reikia turbūt pasidžiaugti, kad seniūnija, bendruomenė ir seniūnaičiai dirba išvien. Ir galbūt pasirodė jums tai, kad bendruomenės veikla, dėl to, kad iš 5 seniūnaičių išrinktų Aleksoto teritorijoje, 4 iš jų yra būtent iš bendruomenės centrų. Tai praktiškai jau jie ir yra iš tų aktyvių grupių žmonių, kurie jau dirba ne pirmus metus ir aktyviai dirba. Tai tiesiog to reikėtų pasidžiaugti, kad tai yra toks bendras darbas. Ir tema buvo būtent tokia, kad seniūnaičių bendruomenės. Nekvestionuoja jūsų darbą, Lukrėcija. Ačiū pasiūlyti daugiau susipynę arba seniūnijų, tai bendruomenė, seniūnijos veikla seniūnaitijų. Čia yra gerai, čia nėra blogai. Tai čia... Taip, bet aš tiesiog tik norėjau pasakyti. Ačiū visiems, iš tikrųjų, matom, Čia nenori kalbėti, prašau. Aš tai norėčiau visus paraginti ir pakviesti kurti tęstinumą bendrom sueigom, bendriem renginiam ir daryti geriau ir sutelkčiau. Tai tegu būna pirmas kaip ledlaužis, tai tikrai nesiteisinam, kad jisai pavykęs, nes kvietėme kalbėtojus, kas pirmiausiai užsiregistravo, tie ir kalbėjo. Sekantiem kartam tikrai susitelkime į kažkokią komandą ir galime bendrai, aš irgi dovanodama savo laiką energiją, bendrai rengti produktyvesnius renginius. Ir kalbėti apie reikiamas aktualijas ir pasidžiaugti ir pasidalinti gerąją patirtimi. Tai tiesiog tai ateities tegul būna uždaviniai mums. Dabar